aišku, padeda tiems, kurie turi didžiulį praktinį. Tai bus labai įdomi ir aš manyčiau, kad tai bus Lietuvos istorijoje padėtas naujas taškas. Prašom, vietas čia iš Vilniaus. O kur Jonas paliko? Čia. Sekretoriaujant, prašom užimti savo vietą. Ačiū visiems susirinkusiems, sakau, šiandien ypatinga diena, todėl kad praėjo didžiulis laikotarpis, kai mes atgavom savo spaudą. 88 metais Klaipėdoje Liepos 7 buvo pradėtas kurti ir įkurtas Lietuvos sąjūdis. Taigi praėjo 23 metai. Kiek mūsų tauta prarado žmonių, kurie kovojo Durpius mūšį, kurie kovojo Žalgirio mūšį, 1863 sukilimus, karas, pokaris, taigi ir šimtai tūkstančių prarastų gyvybių už mūsų tautą, už mūsų valstybę. Šiandien mes atsidūrėm kryžkelėje, ar mūsų tauta ir valstybė išliks. Deja, per 20 metų valdantieji nesusimąstė, ką jie daro. Tai didžiulė tragedija tautos ir valstybės. Bet vienas yra išsiganimas, tai aš vakar permečiau truputį spaudos. Pasirodo, kad atgyja Suomija, atgyja Prancūzija, net šitą išlikusi visiškai Olandija. Taigi jau žmonės suprato, kad Eurosąjūzas mus veda į mažųjų valstybių sunaikinimą. Kas liks Lietuvoje, kada šiandien atidarė vokiečiai savo sienas, kai atidarė šveicarai, taigi jau krauna, tik bilietų nėra iki Liepos mėnesio. Visoms transporto priemonėms, viskas išpirkta, visi bėga iš šito krašto kaip nuo maro. Tai kas čia atsitiko Lietuvoje? Taigi per 23 metus nebuvo nė vienos vyriausybės Lietuvoje, kuri mąstytų valstybiškai. Nebuvo. Visas jų tikslas buvo lovys, griebti, prisigriebti, parduoti, sunaikinti. Tauta tylėjo, tauta buvo suskaldyta. Vieni didžiausia tautos nelaimė, kad mes padarom iš žmonių stabus. Vieni įsimylėjo į Brazauską, kiti į Landsbergį, treti į Paksą, ketvirti į Paulauską. Ir tauta suskilo į gabaliukus, taigi ir suvienyti tautos praktiškai tuo laikotarpiu nebuvo įmanoma. Nes 94 metais, kada buvo sunaikintas sąjūdis, va čia ir gryni liudininkai, kuriems mes jau pamatėm, kad idealistai, tie žmonės, kurie savo gyvenimą aukojo už tautą, už valstybę, jie pasidarė niekam nebereikalingi. Taigi ir matydami, kad kyla pasaulis, kyla žmonės supratę, kad išvirti iš tautų kompotą nesiseka. Net Briuselio širdis, aš šiandien buvau rudenį, jau metai laiką, kai negali vyriausybės sudaryti. Taigi komanda su prancūzais persisikaišuos į takę ir nieko negali padaryti.
Taigi Europos Sąjunga manė, kad įsileis kitos kultūros tautas į save ir jie greitai integruosis. Deja, kaip mes matom, jie visiškai neintegruojasi. Jie atvažiavo socialinių garantijų, kurių jau Europa nebegali pavežti. Nes visos įmonės praktiškai naujausias technologijas yra atiduotas trečiam pasauliui. Kad jūs susipažintumėte, kas daros iš tikrųjų, taigi paskaitykit šitas dvi knygeles. Viskas čia pasakyta. Mes sąjūdžio pradžioj turėjom aukščiausiai tarybai savo žmonės, ieškojom, kas tas yra pilkasis kardinolas, kuris Lietuvą veda į sunaikinimą. Visas mūsų dėmesys buvo nukreiptas į rytus. Ieškojom kažkokių KGB agentų. O va šitoj knygoj viskas pasakyta. Tai viskas tą darė mūsų Čikagos berniukai. Taigi ir jie eina per pasaulį, šluodami visą pasiimdami į savo rankas. Ar mes galėjom gyventi be problemų šiandien Lietuvoje? Kaip jūs manote? Mes galėjom išvengti tos krizės, taip kaip išvengė Lenkai ir visas kitos valstybės. Jeigu būtume turėję nors vieną vyriausybę, kuri dirbtų tautai ir valstybei. Tokios nebuvo. Taigi aš jums pasakysiu paskutinių metų milijardus. Mes per šitą privatizaciją praradom naujienų ekonomisto virš 400 milijardų litų savo turto. Gal ir daugiau, niekas tiksliai neskaičiavo. Dabar paskutiniai įvykiai. Pardavėm dujas, veltui atidavėm Lukoilui. Šiandien mes norim nugalėti Rusiją ir tas dujas atsiimti. Tai kiek mes praradom, kiek milijardų čia nuėjo, niekais. Ir šiandien mes už šitą privatizaciją mokam $100 daugiau negu Europos Sąjungos valstybės. $100 daugiau. Turėjom savo naftą, padovanojom, tai yra Mažeikiai, jau aš nekalbėsiu, čia ir siaubas. Šitą tragediją eina iki šios dienos, nes Klaipėdoje aptarnaujantis laivynas, tai yra vilkikai, kurie turėjo aptarnauti atplaukiančius tankerius, atiduotas svetimom valstybėm. Tik ne Lietuvos locmanai aptarnauja. Jie ima milžiniškus pinigus ir už tą pas mus naftą daug brangesnį. Kada buvo Mažeikiai privatizuoti, tai turėjo būti numatyta, kad aptarnaus plūdurą Lietuvos Klaipėdos miesto vilkikai. Deja, buvo atiduota užsieniui. Kada mes sukėlėm triukšmą didžiulį dėl bankų, kad Lietuva turi išlaikyti savo rankose nors vieno komercinį banką. Mums buvo pasakyta, kad mes parduosim vieną banką vokiečiams, kitą švedams ir taip toliau ir bus konkurencija. Deja, šiandien atsirado visi bankai skandinavų rankose. Ir mes visi nuo kūdikio iki senelio esam priversti tarnauti švedams, švedų bankams. Pagalvoti, dabar vakar klausiausi, švietimo ministras kalba apie jaunimą, apie studentus. Girdi, mes jums duosim paskolas, bet mes su jumis mokėsim švedų bankams, nes jie paims 13%, o studentas neturi iš kur mokėti šitokios sumos, tad valstybė dengs. Reiškia, mes su jumis dengsim ir mokėsim švedams. Tai kodėl tas paskolas negalima buvo per fondus, švietimo fondą ar kitą paimti ir išdalinti studentams be 13% palūkanų. Taigi viskas yra daroma, kad kuo blogiau būtų Lietuvoje. Paimkim naftą. Mūsų žemės gelmės turtai, kur konstitucijoje pasakyta žemės gelmės turtai, miškai, geležinkeliai, uostai išimties tvarka priklauso tautai ir valstybei. Ne, atidavėm, pardavėm mūsų žemės gelmės turtus, tai yra nafta,
dabar Stonys pardavė jau Lenkams. Tai kodėl mes negalėjom šitą naftą patys eksploatuoti? Taigi būtumėm pasistatę gamyklėlės ir tą naftą perdirbę. Būtumėm perdirbę ir būtų buvusios darbo vietos. Vieno tepalo aukštos kokybės litras kainuoja nuo 20 iki 50 litrų. Matot, kur pinigai? Taip, milžiniški pinigai nueina į dugną. Ir dabar šitie šeimininkai, pasižiūrėkite, atvažiavę danai, ką jie daro. Jie savivaliauja. Žmogui iškirto hektarą gražiausio miško, ir tyčiojasi, nes tu su jais kovoti negali. Niekai, todėl kad mūsų teisinė sistema neveikia, nėra jos, nedirba. Kodėl? Jeigu tu nori paduoti pareiškimą teismui, tu turi sumokėti 200 litų už pareiškimą. Jeigu tu nori, kad tavo advokatas atstovautų teisme, tu turi sumokėti dar 500 litų. O kadangi turtas čia ir sunaikintas už 1 milijoną litų, tai koks bus žyminis mokestis? Ar tas žmogus begali apsiginti Lietuvoje? O kodėl tie žmonės bėga iš Lietuvos? Ogi todėl, ne vien todėl, kad yra maži atlyginimai, kad iš mūsų tyčiojimas, bet nėra teisingumo. Valstybė be teisingumo tai yra bala. Mes gyvenam baloj. Ir dabar liberalizmo, globalizmo, sandrauga. Šiandien pasiskaitykit Respubliką, ten su Masiuliu yra. Masiulis reikalavo, kad kuo greičiau parduoti žemę užsieniečiams. Miškus parduoti reikia. Visi mūsų žemės gelmės turtą išparceliuoti. Aš kaip jau Bruselį nuėjau nusipirkti mineralinį vandens bonkelį. Jinai kainuoja šitas plastikinis indelis 10 litų. Mes atidavėm kam? Patys eksploatuojam? Ne, vokiečiam atidavėm. Taigi viskas yra naikinama. Vakar sužinojau, kad aš noriu padėkoti tiem žmonėms, kurie prisidėjo išsaugojant Klaipėdos smiltynės perkėlą ir jūrų laivininkystės likusį gabaliuką, nes ir tai jau buvo pasiruošta parduoti. Taigi smiltynį, kad mes neleidom privatizuoti, pereitais metais uždirba valstybei gryno pelno 1 milijoną litų. Tas pelnas jau būtas jūris kažkieno kitų kišenėje. Taigi, sutelkant jėgas, mes pasipriešinom labai stipriai. Ačiū Jūrininkų sąjungai, ačiū visiems šelinskiečiams, tie, kurie prisidėjo. Mes mėnesį laiko jiems nervus gadinom ir galų gale jų nervai neišlaikė ir nutarė pakol kas nesunaikinti Lietuvą kaip jūrinė valstybė. Na ir šiandien, kaip sakiau, kokia ypatinga diena. Šiandien ypatinga diena ta, kad mes nutarėm, kad užtenka visko to, ką mes turime. Mes šiandien sakome stop. Sustokim ir pamastykim, kur mes einam. Ir kas bus toliau su mūsų ateitim, su mūsų jaunimu. Visi važiuos į Angliją ar dar kažkas liks Lietuvoje. Todėl mes ir nutarėm su gerbiamu Matulevičiu sukurti vieningą jėgą, kad mes galėtumėm taikingų būdų perimti valstybės valdymą į savo rankas. Kaip tai bus padaroma? Tai partijos dabar kelia kandidatus, o jūs tik nueinat už juos balsuojat. Mes sakome, kad jūs kelsit kandidatus, o įsirinksit vieną studentą, vieną ekonomistą, tretį politologą ir mes juos įtrauksim į sąrašą. Jūs būsit atsakingi, jūs pasirinksit, bet mes su jais sudarysim ir sutartis. Ir mes juos priversim taip, kaip mes, kad prisiekėm 89 metais Kaune prie Laisvės paminklo, kad jie prisieks jums, kad jie vykdys mūsų sukurtą programą. Ir dabar jie iš karto
jaunimas, todėl aš noriu, kad gaivinti tą jaunimą, mūsų jaunimo skyrių Piliečių sąjungos, kad jūs užmėgstumėt ryšius ir palaikytumėt glaudžius ryšius su išeivija. Ten žmonės dauguma norėtų grįžti, bet į šitokį Lietuvą jie pasakė negrįžti. Turi būti pertvarka, turi būti pertvarkyta politinė, ekonominė, kultūrinė politika Lietuvoje. Jeigu mes tą sugebėsim padaryti, taigi ir šiandien yra, kaip sakiau, istorinė data, kad mes pasakom žodį užtenka, ne, mes jau pradedam kalbėti ir kvėpuoti jiems į nugarą. Sudarydami šešėlinį vyriausybę, mes visų jums kortų šiandien neatskleisim, kada jūs būsit ar vienos ar kitos organizacijos nariais, ir tada mes galutinai jums pateiksim visą programą. Jūs pamatysit, jeigu jūs pritarsit, taip pat sukviesim konferenciją čia, bus perskaityta programa ir tik programa. Jeigu jūs visi pritarsit, kad šita programa yra tinkama, kad jūs patys kelsit, ne partijos jums kels kandidatus į Seimą, o jūs kelsit, kad jūs nurodysit, kokius ministrus reikia mums išsirinkti. Taigi ir kokį vyriausybę sudaryti, tada pertvarka galima. Bet tai reikia mums sutelktų jėgų. Ir aš matau šiandien ir šitoj salėje bent 10 žmonių, kuriuos aš iš karto galėčiau rekomenduoti į Seimą. Taigi viskas priklausys nuo mūsų aktyvumo, kadangi yra rinkėjų 70%, kurie neina balsuoti. Mūsų tikslas įkurti skyrius visoje Lietuvoje, kaimuose, kaimeliuose, bažnytkaimiuose, miestuose, miesteliuose, kad mes negalim prie tų žmonių, neturim jokio priėjimo, kurie neina balsuoti. Jie nežiūri televizijos, jie neskaito laikraščių. Mums buvo labai gerai Sąjūdžio laikais, kad eilė stovėdavo po 4 valandas, kad gautų mūsų laikraštį. Dabar veltui neina. Taigi šiandien yra pagrindinė mūsų politika iš burnos į burną. Kalbėti su kaimynais, kalbėti su giminėm, su pažįstamais, kad Lietuvoje taip gyventi toliau nebegalime. Taigi, o dabar aš baigdamas savo pasisakymą, bus diskusijas. Norėčiau priminti visiems, kad labai didelės buvo aukotos aukos, ant tos laisvės aukos. Atsistokim ir pagerbkime tylos minutę 100 tūkstančių mūsų prosenelių. Pagrindinis mūsų žodis – neužmiršk Lietuvos. Taigi ir mes šiandien, kaip sakiau, būsim liudytojai, kaip pagal šventą raštą, kad mes pasirašom sutartį su gerbiamu Matulevičiaus organizacija ir kad mes sieksim, kad Lietuvoje kažkas pasikeis. Prašom jums. Ačiū labai. Labai ačiū, kad jūs tokią gražią dieną, aš jums pradėjau savo turbūt išildyti, susirinko, suradot laiko, nepabėgote prieš autosiūlos į sotus, o susirinkote čia 3 valandas pabendrauti, kartu pasiklausyti ir padiskutuoti. Visgi gaila, kad mažokai ateina žmonių, aš žinau, mes vakar vyriausybę Vilniuje, Kaune, tai toks procentas gaunasi, kad iškviestų 10% ateina, tai skaitosi labai gerai. Panašiai žinau iš gerbiamo Varką, kad panašiai Klaipėdai gaunasi. Bet gerai, kad yra, ir labai džiaugiuosi, kad yra jaunesnių už mane, žymiai jaunesnių, tai duoda viltį, kadangi jūs išgirdėte dar kiekvienas po 10 žmonių pasakyti. Mes įkūrėme ne prieš pirmus metus tokios ties forumą, kaip visuomeninį judėjimą, kaip ir gerbiamo Deniso vadovavimo Piliečių sąjungos žemėčių įsikūrusi. Ir paskui pradėjome ieškoti sąlyčio taškų su kitais visais kolegomis. Ir esmė ne tame, kokią organizaciją priklausyti, galim integruotis, galim. Aš kada atvažiavau metų į Klaipėdą,
skyrių ir vieną Denysą paprašiau, sakau, klausyk, aš įstosiu pas tave, tu įstok pas mane ir bus tokia integracija. Kadangi mums reikia vienyti jėgas ir vakar taip pat apie tai kalbėjome ir aš sutinku su bet kuo kalbėtis gerai to žodžio prasme, kad sutelkti Lietuvoje įskaldytas padorių žmonių jėgas. Ir kas įvyksta? Praktiškai Lietuvoje nedidelė saujelė pakankamai niekšingų arba abejingų žmonių yra uzurpavę ką? Turtą ir valdžią. O virš 80% padorių žmonių yra nuo to turto ir nuo valdžios nustumti. Sugalvotas labai įdomus modelis, kurio net sovietai nebesigalvoja. Vadinamas demokratija, kad visi jūs galvojate, kad valdžią susitvarkot patys. Jūs galvojate, kad meras Klaipėdoj jūsų užpildytas. Jūs taip galvojate, dėja taip nėra. Mes vilniečiai galvoja, kad Zoką jis neiškirpo, ne. Zoką pastatė, kas įdomu, net ne Viktoras Uspaskichas, o Rusijos služba внешней разведки. Tai yra išvertus lietuvių kalbą Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba, kurie priklauso ponas Uspaskichas, apie ką aš kalbėjau būdamas komiteto pirmininku, apie ką aš visiems sakiau ir triubinau visais varpais, apie ką užsienės vienu metu Paulauskas 2006 metais pasakė, nieks nereagavo ir galų gale prieš verbų sekmadienį, šeštadienį, jūs girdėjote tokį portalą Wikileaksą, užsienis, kuris dabar slaptina masę amerikoniškų dokumentų slaptų. Ten yra apie karą Irake, yra apie diplomatų susirašinėjimą. Tai įslaptino vieną dokumentą, kada Amerikos ambasada, aš to jau ką papasakoti, labai svarbu, ką jums žinoti. Amerikos ambasada rašė laišką į Vašingtoną, valstybės departamentą, kaip užsienio reikalų ministerijai, net Amerikos hierarchijų net aukštesniam. Jie ten valstybės departamentas yra pagrindinė valstybinė institucija pačios. Ir rašo laišką, kuriame rašo. Andinas Januška atsimena, aš visą laiką sakydavau, kad tai yra pilkas kardinolas, ne tik į tuo vyriausybę, bet dabar mūsų valdžioje, jis ir Brazauską praktiškai nuvertė neteisėtai. Aš nesakau, ar Brazauskas amžinas buvo geras ankokas, bet tame esmė tada, kad jis buvo oficialus premjeras ir turėjo oficialiai iš tų pareigų išeiti, o nebūtų nuverstas Aldino Januškos. Bet dėja taip, ten tam laiške rašo, manai, kadangi yra žinoma, kad Albinas Januška vadovauja Lietuvos žvalgybininkam, jis niekada nevadovauja oficialiai jėgai, ir ponai žinoma, jis vadovauja Lietuvos žvalgybininkam, tai mes iš jo sužinojome, kad Uspaskichas buvo išvarytas į Maskvą dėl to, kad jisai yra Rusijos, kaip aš jau sakiau, užsienio, žvalgybos tarnybos vadovas, agentas. Parašyta jo Donbaro. Ir ką aš tik noriu jums pasakyti, kad ne mano triubinimai, ne Paulausko pasakymas, ne šitas amerikiečių įslaptintas dokumentas Lietuvoje nesukėlė jokios audros ir jokios reakcijos, o pagimdė paprastą dalyką. Uspaskichas po savaitės pradėjo pareiškti šią savaitę, kad jis kitą rudenį sieks Lietuvos premjero posto. Tai man atrodo, kad ką jūs kalbėjote, apibendrinant, ką jūs pasakėte, Lietuva sukosi ir grįžo iš išeities tašką į 90 metų kovo, skaitykite, 10 dieną, ne 11, kur nepriklausomybė paskelbta. Iki to laiko mes gal teisingai ne, dar ir anksčiau grįžo. Nes mes jau tada partijos centro komiteto sekretorių turėjom vietinį rusą Vladimirą Beriozovą, jau buvom pasiekę tą. O anksčiau Rusai oficialiai iš Maskvos atsiųsdavo žmogų, rusų tautybės, į centro komitetą, partijos centro komitetą, gal jūs tai suprantat, tada buvo viena komunistų partija, kuri ir buvo valstybės pagrindinė valdymo dalis, tų partijų nebuvo. Tai jie atsiųsdavo, bet ne pirmą asmenį, ne premjerą, premjeras buvo lietuvis, pirmas partijos vadas buvo lietuvis, aukščiausios tarybos tada būdavo prezidiumo pirmininkas buvo lietuvis, o netgi ministrų tarybai pavaduotojas buvo rusas, bet jis buvo vietinis rusas, toks Rusenka, o komuninį irgi atsiųsdavo rusą, tai va partija komunimą atsiųsdavo antrą asmenį, bet aš buvo negalėjau visai dar. Dar Vilniaus rajonuose, kur buvo daugiau lenkų rusų, rinkdavo pirmus asmenys arba lenkus arba rusus, bet iš vietinių. Tokia buvo ta vadinama tarybinė politika, o šiandieną ponas, kuris yra, bet tai nebuvo tarp kitko KGB, ne tai, kurie būdavo atsiunčiami. Nes tuo metu, kaip nekeista, partija jau po Chruščiovo laikų KGB kontroliavo. Šiandieną atsiųstas žmogus čia, visi apie tai žino, ruošiasi būti Lietuvos premjeru ir niekas. Niekas, kaip sakytų rusai, ką pusiau vada, kaip nuo žąsino vanduo. Jis matai, jie riebalų turi, ir šitas. Bet jis kasmet gauna nelegalių pinigų apie tarp 20 milijonų litų, kad mūsų politinę sistemą judinti ir daryti iš mūsų. Dabar paklausit,
kam jis čia reikalingas? Jis reikalingas tam, kad lietuvius darytų durnius. Randat, oficialūs santykiai su Rusija yra galutinai sugadinti, dauniau pasielgti negalima. Pavyzdys. Irgi tie patys amerikonai išslaptino, Merkelio, premjerė Kaskė, Vokietija skambina mūsų senelį Adamką, dar mūsų prezidentai sako, tu kaip šuniukas kusyt, davai dėl Gruzijos ten parėko. Patinėja, laukia, kol Adamkus parėkos. Tada mums $100 ir dujos brangesnės, o kodėl? O jinai dujotikį tiesiasi su rusais. Žymiai pigesnėm dujų, suprantat ką? Tai kodėl pati konė nerėko, to. Ne, jinai protingai, jinai dirba savo vokiečiai. Nes žino, kad vokiečiai, jeigu bus brangios dujos, išmes. O lietuviai kenčia. Negana to, pas Bražauskas, amžinaitis Lietuvoje negalima apie mirusius blogai kalbėti, bet žadėjo Seime, jis kalbėjo ne savo vyriausybės vardu, kad kai bus Lietuvos dujos privatizuotos, kartu vokiečiai ir rusai, Gazpromo, tai nebus duotekanas. Aš gerai atsimenu, aš pats užduoju tą klausimą. Seimo stenogramos yra. Brazausko nėra, bet duotekanų yra. Pelnas duotekanas. Tarp minimum 80 milijonų litų, maksimum 160 milijonų litų į metus. Iš kieno kišenės. Žinoma, ne iš rusų, iš rusų. Mes susimokame tas dujas. Jie visiškai nereikalingi, bet jie yra. Ir jie reikalingi tam, kad iš tikrųjų dalį pinigų leistų tiem dalykam, kurie, nenaudingi Lietuvai, taip pasakysiu švelniai. Tai šiandien mes turim situaciją, kad mes praktiškai iš tikrųjų valstybės kaip tokios realios valstybės nelabai turim butaforiją, formalią valstybę, kuri iš vienos pusės įtakojama rytų negerąją prasme irgi, taip pat labai parsidavniškai, kaluiškai tarnaujantį vakaram, net vakarai nenori iš mūsų šito kaluiško tarnavimo. Paprasčiausiai jie norėjo mūsų išnaudoti ir pasimti Baltijos laivų statyklą, o kodėl nepaim gerą daiktą? Toliau laivų stato. Sakė, lietuviai nemoka, kas ten dirba, visi lietuviai ten nedirba, bet ką gauna miserą, o visą grietinėlę susirenka jie, vakarų remonto įmonė jūsų, visas uostai, visi jau ką jau kalbėti ir panašiai. Man šiandien Padinys statė gerą raštą, Malkevičius, Kopertinės, ten panašiai pasirašyta, kad privati nuosavybė yra idealas. Ponai, visas pasaulis rodė, kad privati nuosavybė suidealizuota, kaip ir valstybinė suidealizuota, veda į nieko. Tik balansas, protingų dalykų, materialių ir dvasinių dalykų balansas, atsakomybė moralė, atsakomybė gali tos dalykus sukurti. Ta pati konkurencija tai gali būti tam tikroje vietoje naudinga, o kitoje vietoje gali būti pražūtinga. Kaip gali du chirurgai, operuodami jūs, konkuruoti, kas greičiau papjaus? Lygiai kaip šiandieną negalima su vaikiškai, primityviai, suprivatizuoti, kaip Steponavičius padaro valstybinę politiką, griaunant mūsų aukštąjį mokslą, duoda studentui, vaikui 18 metų, 17 pinigų, lygtai pinigus tavo krepšelį vadinamą, ir tas ateina nusipirkti žinių iš dėstytojo, kuris turi ne tik išmokyti, pažymį parašyti, bet kaip jis aprašys blogai, jeigu jis šiuo atveju vaikas yra pirkėjas, o pirkėjas jis yra teisus. Iki absurdo davedam šitą dalyką ir davedėm, bet kai šitie absurdai būna anekdotas, dviračių šou, tai viskas gerai, bet kai trumpa valstybinė politika, tai yra daug žodžių trūksta, bet jie tai tapus valstybinė politika. Negana to, aš su anūku diskutuoju, sakau, o jis sako, 15 metų, sako, žinote, gal aš važiuosiu kitur mokysiu, kodėl? O čia blogai, sako, kalba, kad blogai mokytis. Vaizduoja? Reiškia, paleista demagogija, kad pas mus blogai mokina. Ir tada sako, kad mūsų vaikai važiuoja mokytis į vakarus, o čia atvažiuos iki mokytis. Palauk, koks durnius čia važiuos mokytis, jeigu patys skaitom, kad čia blogai mokina. Bet niekas blogai nemokina, kažkodėl aš baigiau anais laikais mokslus, paskui ir disertacijas apsigyniau, ir dar aš žinau, kad šiandien baigia mokslus, tu Lietuvoje irgi yra nedurni, bet atvažiavę iš Rusijos ne ką protingesni. Įsivaizduoju, tai jeigu tai paėmus, mūsiškiai nuvažiuoja į Angliją, aš sakau, jeigu tu sugebėsi važiuoti į Oksfordą, į Kembridžą, į Sorboną, prašau, pirmyn, bet jeigu tu važiuosi į trečios rūšies universitetą, kaip dabar Edinburgo universitetas koks yra, tai yra mūsų kolegijos prastesnio lygio, kaip aš anais laikas sakau technikumai. Mano bazinis išsilavinimas tai buvo, ką aš labiausiai gavau gyvenime ir ką aš tikrai gerus pamatus gavau, tai politechnikumą Vilniaus kai baigiau. O po to visas kitas prasidėjo. Kiti aukštieji po aukštųjų, disertacija ir panašiai. Bet tai buvo bazė. Ir labai gerai technikai paruošdavo būtent tą vidurinę grandį. tą būtent technologą, tą meistrą gamybos, ką aš išmokau, nes pradėjau viskai nuo darbininkų.
Buvo tokia sistema ruošama, visai netrudna buvo. Ir Radžvilo profesorius pripažino, sako, mes paveldėjome iš sovietų visai gerą aukštą mokslo sistemą. Negana to, mes paveldėjome visą švietimo sistemą, užklasinę veiklą, kurio vakariečiai neturėjo ir kurią mes šiandien sunaikinom ir pervešėme į veiklą už pinigus. O kas gali mokėti iš to lūpą? Jeigu šiandien algos minimalų uždarbį gauna apie 400 tūkstančių žmonių, iki 1000 gauna dar 600 tūkstančių žmonių. Milijonas žmonių gauna, skaitykit, minimalią algą. Padalinkime mes iš dolerių ir pamatysim, kiek tai yra. Ir nereikia jokios, tada iš to Baltarusijos, Lukašenkos negiri nieko, bet visi pergyvena, kaip ten bus. Auštrevičius šiandien nekalba, kokia ten krizė, kaip bus su jų ten Zaičikais. O man tai nepasimatė, o kodėl nepergyvena, kaip čia Lietuvoje yra. Ir žinot, aš pasakysiu, per kitko yra teisybė. Visi daro vieną klaidą. Demos verčia kaip liaudės, kaip liaudės valdžia. Iš tikrųjų, demos negalima versti kaip liaudės. Nes tuo metu, kada buvo antika, kada buvo Atėnai, ten buvo moteris ir vergai, buvo dauguma, jie visi nebuvo piliečiai. Piliečiai buvo tik vyrai ir pasiturintys vyrai. Tai buvo ponų lietuviškai. Ir šitą demos reikia versti ponų valdžia. Ir viskas susituri savo vietas, mes Lietuvoje turim ponų valdžią, bet ne liaudės valdžią. Todėl ir sukūrėm Tautos formą, kad jisai siektų, kad Lietuvoje tikrai būtų liaudės, ar žmonių valdžia, naudokit kokį nori žodį, kad bent nors elementariai tai būtų. Bet kad tai būtų, esminis dalykas yra dar kitas. Tai yra spauda. Kokie gali būti normalūs, teisingi rinkimai demokratiniai, kaip dabar aiškina, jeigu spauda mes pasakėme, turi būti privatiai. O prie to dar pridėjom nepriklausomą. Palauk, jeigu aš esu mano laikraštis, tai nuo ko nepriklauso nuo manęs, o ne nuo jūsų. Susimokėkite, gražiai rašysiu, nesusimokėsiu, rašysiu kaip noriu. O tik visas kompotas. Tai šiandieną nereikia spės tarnybom kitų šalių, ar nebūtinai rusų, ar arabų, ar kažkokiu priešiškom, jiem čia nereikia nieko kito daryti, kaip nusamdyti laikraščius ar ten televizijas ir per metus per du taip persuks smegenis, kad valdys visą tautą. Tai šiandieną neturint visuomeninių nepriklausomų laikraščių gerąją prasme, ar netgi valstybinio laikraščio, jeigu normali valdžia yra, tai iš visas skaitau, kad valstybinis žiniasklaida, ko gero, yra žymiai pažangesnė negu privati. Nes privati žino tik savo interesą ir siaurą interesą. Ir aplamai tas noras viską privatizuoti yra nesąmonė, kadangi tada panaikinamas bendras interesas ir bendruomenės jausmas ir aplamai draugiškumo jausmas išgyvenimas. Specialiai suvedamas žmogus į vieną mažą ląstelę. Kodėl? Todėl, kad lengviau skaldyti ir valdyti. Tai yra amžinas principas. O šiandieną viskas vyksta informaciniai karai. Šiandien nereikia nieko šaudyti, jokių tankų nereikia, reikia informaciją dirbti. Ir dirbama sėkmingai. Todėl mes Tautos formos pasisakome ir už nepriklausomą spaudą pilnąją to žodžio prasme, už tikrąją žodžio laisvę ir taip pat pasisakome už mišrią nuosavybę, valstybinę, privačią ir kooperatinę, kurios nėra. Kaip galima pasakyti aplamai, kad nuosavybė yra šventa? Ponai, susimastykime, ką mes padarėme šventų šitą stalą, nes tai nuosavybė. Šventų padarėme nuo piniginę, mes nukrypam visai nei tas dausas. Žinoma, tie, kurie nori iš mūsų daryti mankurtus ir mums vietoj normalių vertybių, žmogiškų, bendražmogiškų vertybių pakišti aukso veršį ir sakyti, kad per laisvą rinką mokėdami 1000 litų jie mums atiduoda tą, ką priklauso, arba sukėlė krizę, bankininkai, milijardieriai sukėlė krizę, nori tą krizę kompensuoti pensininko sąskaitą, tai jiem tai yra šventa, jų nuosavybė, bet žinoma, ne mūsų. Tai kodėl pensija nešventa? Tada ir pensija šventa, pagal logiką. Bet ne, pensija nešventa, ją galima atimti. A Švyturio alaus dividendai 100 milijonų krizės sąlygom yra šventi. Koks solidarumas, apie kokį mes solidarumą kalbame? Jūs pažiūrėkite, kaip viskas nukreipta. Pensijas atėmėm, reikia solidarumo, algas sumažinam, reikia solidarumo, tada dar pavarėm ant Seimo, nors jis daug prisidirbęs, bet irgi viską, bet kada dividendus pradėjo dalinti, spauda kyla. O čia va yra amoralumas didžiausias. Krizės sąlygomis, praeiti krizės metai žiauriausiai buvo, žmonės čia valgyti gali, gavo savo galūnę sudėlė, prasiskolė, o jie supranti, puotą maro metu, 100 milijonų pas juos, Lietuvos dujos ir kitur. Nieko neturiu. Galų galia Vengrai, per kitko vyksta procesai. Vengrai atsirado jėgos, o tokios panašios kaip jūsų Tautos forumas. Atėjo tenai dabar premjeras, bandė, jie iš karto turėjo ateiti valdžią, gavo
praeitus parlamento rinkimus 67 procentus, pradėjo tvarkyti, pradėjo sodinti nusikaltėlius, o tą melžimą, vogimą sodros iš karto uždarė. Kas yra iš sodros ėmimas ir privačius pensijų fondas yra vagystė. Iš sodros pavogti 4 milijardai litų. Įsivaizduojate? Sodra tai yra tas minimumas, ta minimali pensija, kuri priklauso žmogui. Ir tegu nešneka šitas laisvos rinkos ne institutas, o tai yra nusikaltėlių organizacija, kad instituto žodžio negali būti. Tai yra žmonės, kurie buvo sukurti Vilniaus brigados pinigais. Ir tai yra žinoma. Ir šiandieną didžiausi tribūnai kalbantis apie privačius reikalus. Ir net sodra nori suėsti, suvalgyti. Tam metami didžiuliai pinigai, jūs įsivaizduojate, 4 milijardai paimti, per 7 metus iš tų 4 milijardų uždirbta tik 200 milijonų, pusė procentų. Tikiuosi, kokie pinigai. Ir yra iš ko tada papirkinėti žiniasklaidą ir tą patį laisvos rinkos institutą. Vot apie ką eina kalba. Suprantate? O iš sodros neturi nė cento, tai yra minimali pensija, kad žmogus nenumirtų badu. O kita, privatus fondai turi draustis arba pats, arba darbdavys, jeigu papildomai draudžia. Ir su to sutinka visi, ne tik aš, bet ir mokslininkai visi sutinka. Taip turi būti, bet viskas yra specialiai persukama. Nes mato, kad dar yra tų milijardų, kuriuos galima pavogti. Ir taip pat labai čia kvepia dar uostas, dar kvepia Klaipėdos nafta, tame tarpe Lenka, tas double rašė, aš žinau, vienodai rodo. O Klaipėdos nafta jiem ne vienodai rodo. Kam jos reikėjo iš vis megzti mažeikių naftą? Jie naftos neturi. Mažeikių nafta turėjo būti lietuviai, rusai arba dar amerikonus. Jie patys kėlės rusų, įsileiskime dar amerikonus. Aš tą dar Lazningų siūliau. Šleževičiui tą siūliau. Amerikonus buvom suradę. Niekam to nereikia. Už tai, kad suprantat, kada bus normali įmonė, nebus atkako. O čia yra visa problema. Per 10 metų vagiama ir niekas už tai nesėdi. Todėl nauja valdžia, jeigu Lietuvoje atsiras padorių žmonių valdžia, jinai neturi būti kraugerinė, bet vis tiek neišvengiamai turės 10 žmonių uždėti antrankius. Pradedant su okaisus, papildomais skritilais ir panašiai. Čia neišvengiamas procesas, kaip Lietuva turėtų pradėti apsivalyti ir egzistuoti ant kojų. Kito kelio aš iš tikrųjų nematau. Per kitko aš truputį būdamas komiteto pirmininku parodžiau tą visą betvarkę, kuri yra, ir pabandžiau tą, pasiūliau Adamui, sakau, išmeskime apie 20 veikėjų iš darbo ir 5 pasodinkim. Tu ką, revoliucija nori, sako, sakia. Tai buvo, bet aš žinau, už ką jį laikė. Iš vienos vietos, tai garsus skandalas CŽV kalėjimų. Iš tikrųjų, aš man to viliuosi, tai Vilnius 86 teroristai buvo tose kalėjimuose nelegaliai kalinami, tai yra faktas. To nenori paskelbti, nes reikia juos visus teisti. O teisti tą šūkį nes nėra kam teisti, jeigu jis yra taip surišti. Galime pusai teisti, pasakė pasiimti ir aišku, kad tai teroristai bus. Ir supranti, ko nieks nesusimasto, kokia dar padaryta žala Lietuvai kaip valstybei su pusainės byla. Net jeigu būtų kažką prisidirbus, tai normali valstybė turėtų tylėti apie tai, nes baisus nuostolis Lietuvai. Aš patikėkit manim, aš ten gerai susipažinęs ir mes nuoširdžiai ginam tą mergičką, nes jos didžiausia gal kalbė ir 15 metų įsikliuotų tą Čečėną, kurio jau šiandien gyvų nėra. O paskui susirašinėjo internetu su Čečėniukė ir su Čečėnu, ten broliu ir seserim. Vat visas jos nusikaltimas. O čia Klaipėdos saugumiečiai ją pilnai išlaikė, butą davė, pinigus davė. Jūs suprasit, man pasidalintų savo pinigus už nieką. Ir jokios sprogmenų nebuvo, nieko nemokino ir nesąmonės kalbavo. O dabar apeliacinė byla dėl to suimimo dėl. Tik irgi ne aš kalbu, advokatas kalba, buvo klausai, gėda klausyti. Nėra bylos, nėra. Štai jai reikia už tą daryti. Kad kada jeigu viešai paklausų, visi supranta, kad nėra bylos. Bet kaip šitai dirbti prieš Lietuvą, tai va tokius prokurorus iš tikrųjų reikia sodinti. Va čia yra bėda didžiausia. Bet tai kaip jūsų žemėtis, Lausiaus sūnus, kuris pridirbęs byloj su Pociūnu, aš nuoširdžiai pasakysiu, gal pasakysiu daugiau negu galiu, bet Pociūnas nužudytas lietuvių. Tai yra faktas. Ir visi atremtiniai. Ir todėl, kad išsigando, kad jis pasakys, kad iš amerikonų pavogė 35 milijonus dolerių. Amerikonai skyrė Baltarusijos opozicijai 40 milijonų, lietuviai nusvedė kampą Baltarusiam duoti. Nemoka su doleriais sektas, mes geriau mokom. Ir pavogė 35, iš tų dar 5 likusių 2 milijonus per sieną siuntė specialiai sudegino, kad atrodytų sudegė kiti. Nu tai gavosi, kad paėmė Baltarusių saugumas, bet nebe mūsų pasufleravimo, 3 milijonai daėjo kažkaip į Baltarusijos opozicijos. Saugumas ir tiek užteko. Aš išaržuoju, bet tai yra žiauru. Gal tai tie dalykai, ką aš paminėjau, pasakas, tai lyg tai toli nuo reikalų lyg atrodytų.
nuo jūsų mokesčių už būtus, už viską, žinokit, viskas yra surišta. Viskas surišta, viskas susipynė. Nes mes nevaldom, aš tai baigsiu, mes nevaldom savo valstybės patys. Todėl mes tokios reformas kviečiame eiti į žmonės, budinti juos ir perimti šitą valstybę valdyti patiems. 23 lapkričio Mokslo akademijos salėje aš paskutinį kartą gyvą mačiau Justiną Marcinkevičių. Tai yra mano žemietis, mes kartu iš Prienų kilę. Ir jis pasakė auksinius žodžius. Šį labai mylėjau ir dabar myliu. Jis pasakė auksinius žodžius, sako, žmonės, mes nesame Lietuvoje savo žemės šeimininkai. Bet tai yra tragiška. Paskui atsiminkite, jo žodžius sakė, kada lietuviai būtų taip, sako, sunku, tragiškai sunku, bet aš džiaugiuosi, kad tai esu. Tai aš to noriu pasakyti nuoširdžiai jums. Ta, aš kalbu, aš tikiu tuo ir tikiu, kad šitoje Lietuvoje galima tai padaryti. Man pačiam nereikia posto šių turėjimų, bet jausdamas patirtį tam tikrą ir galų galia kažkokį vidinį šauksmą, dalyvauju tam procese ir visus kviečiu dalyvauti, ypač jaunus žmonės. Aš žinau, kad be informacinių dalykų mes nieko nepaneisime. Tai mes turime įkūrę Tautos ties forumo TAF.lt svetainę, bendradarbiavimo su slaptai.lt, bet dabar suradom žmonės, kurie labai pasiryžę greitai išsukti tą internetinį mūsų veikimą, nes tai pigiausias variantas. O vakar diskutuojant Kaune profesorius Merkys, kuris žadėjo mums padėti irgi būti mūsų ekspertų, tai patarė, sako, nereikia kasdieninio laikraščio, nes kainos interneto gal nėra, tai gal mes nueisim tokį mėnesinį, gal visų primityvų, nes iš tikrųjų su pinigais nėra lengva. Bet mes nenuleidžiam rankų, mes galvom kol kas savo jėgom sukamės, o galų galia atsirasti padaraus verslo, kuris ateity padės, jeigu mes padarysim tuos pačius juodus darbus. Bet tam reikalinga rimta struktūra. Turi būti rimta klaidinė struktūra, ką Vadionėzas sakė, iki kiekvieno bažnytkaimio. Nors po kelis žmonės, nors po 3 ar 5, kad būtų sistema per Lietuvą ir tada galima Lietuvą pakelti. Ir žinokit, aš to tikiu. Galima padaryti. Ir galima 3 keliai yra užbaigiami. Vienas. Reikia daryti, kaip darė Smetona. Vienas variantas, tai yra 50 kareivių ir vienas kapitonas raštininkas, paskui iš generolo karo. Ir padarė tvarką. Antras kelias, šitas pirmas kelias Lietuvoje matyti nerealus. Antras kelias yra, kad prezidentė kažką padarytų. Žinokit, aš patikėjau, kad aš nebetikiu. Jinai galėjo padaryti, bet nedaro. Ir trečias kelias yra referendumas. Irgi nerealus 300 000 surišų parašų, nes modeliavimui neįmanoma. Specialiai padaryta, kad tai nebūtų. Ir ketvirtas kelias iš tikrųjų atvesti į valdžią normalius žmonės. Galim šitą padaryti. Negi negalim surasti Lietuvoje bent 30-50 padarių žmonių, kurie ateis į tą patį Seimą, užduos toną ir dirbs ne savo, dirbs tėvynį. Tuomet tarpe dirbant tėvynį bus ir tau, visuomet tai būna. Bet akcentas turi būti kitas. Kaip man amerikiečiai sakė. Pradėlgi pas mus skirtumas toks, kad mūsų politikai dirba 80% Amerikai, 20% savo ir gyvena vartams. Iš tikrųjų. Tai va, aš to ir baigsiu. Atsiprašau, gal truputį ilgokai, o jeigu bus diskusija, klausimai, tai tikrai pasiryžęs atsakyti. Kas nori įstoti į TAF, yra padėtos ten anketos, prašom. Tai yra pilietinis judėjimas, o paskui ateity reikės mums kurti ir politinę organizaciją šalia, bet tai turės būti šalia, o judėjimai turi būti aukščiau. Ir mes su Piliečių sąjunga bendradarbiausime, o gal kartu integruosime, kadangi reikia kiek galima labiau suglausti jėgas, negalime skandintis. Ačiū, aš tikiu Lietuvai.